Dirbtiniu intelektu pagrįsti pokalbių robotai ir virtualūs asistentai gali sutaupyti jūsų laiko ir pastangų, nuo sąskaitos likučio tikrinimo iki sąskaitų apmokėjimo ar problemų pranešimo. Šiame vaizdo įraše pateiksime praktinius veiksmus, kaip drąsiai naudoti šiuos dirbtinio intelekto įrankius ir parodysime, kada geriausia kreiptis į darbuotoją. Šiandien daugelis bankų siūlo dirbtiniu intelektu paremtus pokalbių robotus, kurie padeda atlikti kasdienės bankininkystės užduotis. Paprastai juos rasite pagrindinėme puslapyje skiltyje Pagalba. Ieškokite pokalbio piktogramos ar virtualaus asistento mygtuko. Su virtualiuoju asistentu galite bendrauti interneto bankininkystėje ir mobiliojoje programėlėje. Elektroninėje bankininkystėje. Prisijunkite prie savo internetinės bankininkystės paskyros. Spustelėkite pokalbių piktogramą, paprastai ekrano kampe, įveskite savo klausimą ir pradėkite pokalbį. Mobiliojoje programėlėje. Atidarykite bankininkystės programėlę ir prisijunkite. Paspauskite meniu arba skiltį Pagalba. Pasirinkite Pokalbis su mumis arba Virtualus asistentas. Įveskite savo klausimą ir gaukite atsakymą. Patarimas. Parašykite savo klausimą pilnu sakiniu. Taip asistentui bus lengviau suprasti ir greičiau jums padėti. Virtualaus asistento galite paklausti apie sąskaitų likučius ir naujausias operacijas, sąskaitų apmokėjimą ar pinigų pervedimą, kortelių išdavimą, mokesčius ir mokėjimo terminus, paskolas, lizingą ir skaitmeninės paslaugas, taupymą, investicijas ir draudimo polisus. Finansinių programėlių pokalbių robotai daugiausia skirti atsakyti į klausimus ir padėti jums susipažinti su teikiamomis paslaugomis. Galite įvesti paprastas užklausas, tokias kaip peržiūrėti naujausias operacijas, kaip patikrinti dabartinį likutį, kaip apmokėti sąskaitą už elektrą. Pokalbių robotas nukreips jūs į reikiamą vietą programėlėje ar svetainėje ir padės atlikti veiksmus. Sudėtingesniais atvejais, pavyzdžiui, pranešant apie pamestą kortelę ar ginčijant operaciją, jis gali jūs sujungti su darbuotoju. Jei jūsų klausimas ar problema yra sudėtinga, pokalbių robotas leidžia lengvai susisiekti su darbuotoju. Galite įvesti kalbėtis su konsultantu arba pasirinkite atitinkamą parinktį, kuri rodoma, kai pokalbių robotas negali visapusiškai padėti. Tokiu būdu jūs būsite nukreiptas į pokalbį su konsultantu, pagalba telefonu arba jums perskambins. Šis sklandus perėjimas nuo dirbtinio intelekto prie žmonių teikiamos pagalbos užtikrina, kad niekada nekils problemų, jei technologijos negalės išspręsti jūsų problemas ir suteiks jums pasitikėjimo saugiai naudotis dirbtinio intelekto valdomomis bankininkystės priemonėmis. O dabar kviečiame jūs į praktinę dalį, kur galėsite pritaikyti savo žinias, atlikdami dirbtiniu intelektu paremtas praktinės užduotis. Pradėkime. Kitą kartą, tikrindami sąskaitos likutį arba mokėdami sąskaitą internetu, nepamirškite, kad pokalbių robotas padės žingsnis po žingsnio. Jei norite sužinoti, kaip saugiai naudoti dirbtinį intelektą ir apsaugoti savo informaciją, žiūrėkite šį vaizdo įrašą. Saugus ir patikimas dirbtinio intelekto naudojimas. Šis užsiėmimas baigtas. Dėkojame už dalyvavimą. Sekite programą studijoje, kad įgautumėte daugiau skaitmeninio finansinio raštingumo įgūdžių. Sėkmingai baigę mokymo kursą gausite skaitmeninį ženklelį, pasiruošę naudotis skaitmeninėmis finansinėmis paslaugomis.